pats vaikinas, čia pat iš pačio rajono mėgo žaisti krepšinį ir nevartojo alkoholio, turėjo daug idėjų ir siekė pats jo. Nebuvo turtingas ir mažas kiekis draugų, tačiau didžiausias ramstis buvo jam tu mergyt, kūrė planus į priekį, bet tave save vadino nieko nekata, per pykčių žadėjo išeiti ir nebegrįžti su laiku. Tikiu, ji mergaitė čia pat iš gretimo kiemo, žydrų akių ir veidas mielas, nuostabus plaukais, neiškeisiusi nieką, ji mėgo jį ir jam labai patiko tai. O mergaitė širdį neeilinė, norėjo parašyti knygą apie tai, kaip įveikti neįveikiamą lygą ir kaip nėra vaistų nuo nelaimingus meilės. Kiekvienas be kito negali ir klausimas lieka, kur tu. Kodėl šiai, kodėl palikai, kodėl nelabai, kodėl sugrįžai, kodėl sapnuose matau tave, kas naktį aukštai danguje. Kodėl šiai, kodėl palikai, kodėl nelabai, kodėl sugrįžai, kodėl sapnuose matau tave, kas naktį aukštai danguje. Jiedu truputį skirtingi ir kartais abu pritingi, bet kaip ir viskas gerai, pakolas įdėpi trečias išardė meilę galingą, nuodingi žodžiai iš lūpų jos, vietoj myliu tu niekas nepaduos iš šilumos, jam nei viena neatstos, nei jau buvo toks prastas, galbūt net tai kažką dar pasakiau, idėja viena galvoje iškylo, nereikalingas niekam, todėl dainojos neprabilo apie tai, kaip nori išeiti bachūras, tačiau prabėgus po metų giliai ir vėl susipynė, jis vis dar myli ją tyli, jį bijo jo, tačiau pabando pasakyti, o jis toliau tyli, įverkia galvoja, kad jau jos nebemyli, bet vos akimirkai stojus, jis ją stipriai apkabino ir ištarė garsiai žodžius, džiaugiuosi aš tave myliu.